Iki šiandien svečiuose Lina Vingienė, Levandų sodo karalienė. Ir labai labai džiaugiuosi galėdama pabendrauti, Lina, su jumis. Levandų sodo karalienė. Taip, tai va kviečiu ir visus tuos, kurie dabar prie mūsų prisijungs, taip pat pasiklausyti Linos istorijos, kaip nuo svajonės galima prieiti prie jau to grožio, kuriame kuriate ir puoselėjate dar daugiau negu tik tai grožį, jau ir sveikatingumą ir visą kitą. Levandų kvapuose, aromatuose, grožyje ir visame kame. Tai dar kartelį sveiki, Lina. Labą dieną, Žaneta ir jūsų grupės klausytojai. Labą dieną. Taip, visi, kurie jungsitės, žiūrėsite, matysite mus, galite užduoti klausimus, galite savo komentarus ar įspūdžius irgi pasidalinti, nes aš manau, kad Lina jūs matėte galbūt nebūtinai tiesiogiai pas mane, bet bent jau jos Levandų sodo grožius tikrai jau esate matę, nes aš labai daug dalinausi nuotraukomis. Man ten toks rojaus kampelis iš tiesų. Ir taip gražu matyti tame visame žydėjime viską taip iki smulkmenų išpuoselėta, kad tiesiog nuotraukos tai fantastinės. Tai vat viena iš tų, sakykime, vietų, kur rekomenduoju visiems eiti darytis nuotraukas, jeigu norit iš tikrųjų nuostabaus grožio, tai Linos Levandų sodas. Taip. Tai pasikalbėkim, Lina, apie tai, kaip iki to sodo prieita, kur ten buvo ta pati pradžia, kur ta idėja. Pati pradžia buvo ne kur kitur, ne Prancūzijoje, ne Italijoje, ne Ispanijoje, ne Egipte, o Lietuvoje. Dabar tai jau prieš 20 metų, o iš tikrųjų tai gimė pati idėja 15 metų atgal, kada prie Vilniaus Levandų kiemeliuose teko važiuoti visiškai ne tais reikalais pas Jūratę Kregždienę Levandauskaitę, tai yra chorvedė, taip pat turinti didelį Levandų lauką. Ir nuvažiavus kalbėti choro muzikos reikalais, aš su jie susipažinau ir pamačiau iš arti levandas pirmą kartą. Tai va, tai buvo šitoksai įspūdis, toks aromato, apimantis visą sielą, visą vidinę ramybę ir tiesiog žavesys, kuris 9 metus, kol gyvenau Norvegijoje, visą laiką augo, brendo manyje. Ir va, ta svajonė toliau su manim pateko į Žanetos rankas ir jos pagalba, jos vedimu, jos aiškių protų, nuoširdžiais patarimais pavyko jau 4 metai pilnai, jau bus dabar 5 vasara, sukurti svajonių sodą, tai yra Levandų sodas ir dekupažas. Bet tai buvo kidata. Iš tiesų svajonių sodas, labai gražiai įvardinta. Ir tik tai jūs čia dar paminėjot, galvoju, kad ir mūsų klausytėms būtų aišku, Norvegiją paminėjot ir chorus. Kaip tai susiję irgi su jumis, su jūsų veikla? Šiaip aš visą gyvenimą, jau 35 metai esu muzikos mokytoja. Šiaip baigiau pirmosius mokslus violončelės, mano vyras taip pat valtornistas, mes esame simfoninės muzikos atlikėjai, o va chorinė muzika, kadangi gyvenimo kelias vedė į mokyklas, dirbti su vaikais, tai va taip ir susiję, kad ieškau irgi puikių moterų, puikių žmonių ir muzika manęs nepalieka, tai irgi kūryba, irgi kelias, kur nuo pat vaikystės eina, iš tikrųjų nuo 7 metukų, kada aš violončelę pradėjau groti. Tai va šitaip yra mano kelias susijęs su muzika. Ne ką mažesnis, kūrybingesnis kelias vyko ir Norvegijoje, kadangi mano dukros gyvena Norvegijoje, vyras dirbo, tai aš viena Lietuvoje jau nebegalėjau pasilikti ir išvykau gyventi 9 metam į Norvegiją, Stavangerį. Tai daug grožio mane tenai supo ir spalvynai, ir mokslai, ir tapimas. Ir susikūrė lietuvių bendruomenė Stavangerio. Tai ten aš išnaudojau tuos metus, kurdama miuziklus su lietuvių bendruomenės žmonėmis, vaikučius mokindama lietuviškai dainuoti, groti,
puikus nuostabus renginiai vyko. Tai vat muzika tenais manęs irgi nepaliko, bet šalia to tai ėjo mano darbas, mokinimasis, viskas apie levandas, šaknynai, stiebai, lapeliai, žiedynai, rūšis, žemė, kuriai tinkama auginti levandom. Na tai visas gilinimasis, kuris tik daugiau sutvirtino mano norą turėti šitą nuostabų vidinio grožio, vidinės ramybės, vidinio aromato šitą turtą turėti prie savo namų. Jo, Taip, taip, Žaneta. visą klausau ir atrodo sugerinėju visą tai, ką jūs kalbat ir jau jaučiu ir tą visą aromatą ir tą grožį, net muziką. Ir Viskas tobulai, viskas tobulai. Ir jūs minite vidinį, ar ne, bet aišku, ten yra ir išorinis, du viename, sakyčiau. Ir tas ir tas. netgi dar ir plačiau, netgi sakyčiau, dar ir dizaino aplinkos grožis vis viena. Bet levanda turi tą išskirtinumą, magišką savo aromato grožį, kuris būtent ir yra su vidumi susijęs. Kai yra neramu, kai yra apatiška, kai yra liūdna, levanda yra tas aromatas, kuris atgaivina mūsų sielas, kuris suteikia ar tai nusiraminimo, ar tai kaip tik gilaus apmąstymo. Aš netgi dabar turiu žvakę, bendraudama su Žanetėle, levandų aromato sukurta, kad būtų dar smagiau, aš ir pati išgyvenu viską vėl kalbėdama. Tai čirpuliukai eina per visą kūną. Tai ir vienareikšmiškai, kad tai yra ir sveikata ir higiena dar eina, ne tik vidinis dalykas, fizinis kūnas, kremai, hidrolatai, drėkikliai, kūno šveitikliai, levandų žiedų, druskos, fitolių. Tai jinai viską apima, ir grožį, ir žolynus, ir gamtą, ir fizinį kūną, ir sielą, ir švarą. Nu ką pasakyti apie levandą, visur aš ją matau. Jo, iš tiesų visai tokia, sakyčiau, persisunkusi pati to levandiškumu, sakau, levandų karalienė, man, iš karto aš net neturiu kitą epitetą, jums visą laiką man tas toksai. Ir iš tiesų, levanda, kas gilinasi į tai ar ne, į tuos visus kvapus ir panašiai, tai ne veltui karalienės vardą pati turi tarp augalų, ar ne? Tai čia jau natūralu, kad, numeris vienas tarp visų eterinių, sakykime, aliejų, tai yra levanda. Ir jūs turite visą sodą to. Ir man įdomu ir smalsu tuo pačiu, ar nebuvo kažkaip, sakykime, viduj sudėtinga priimti tą sprendimą, imsiu ir padarysiu. Tiek prisiskaičiau, tiek prisimokiau, tiek ten visą ko žinių susikaupiau. Ir ar buvo lengva tą žingsnį žengti, ar vis dėlto irgi buvo kažkokių vidinių neapsisprendimų? Taip, supratau. Taip, Žanetėle, aš kaip vakar atsimenu, kaip mes diskutavom apie tai su tavim ir vis tik ta mano vedlė mokytoja išsigryninti šitą mintį buvot jūs, Žaneta. Labai daug abejojau, vis viena tai reikėjo viską pačiai suorganizuoti, vyras fizinius darbus daugiau padėjo daryti, kur gauti sodinukus, kaip jie įžiemos, ar tikrai žmonės sako teisybę, ar aš teisingų kelių einu, ar aš atstovausiu šitos gėlės vardą. Šiaip tai karalienė levanda, dėl ko yra jinai karalienė levanda? Todėl, kad tai yra labai darbšti, labai kukli, mažai žiedeliais gėlytė, bet jinai vasarą gyvena tik dideliame karštyje, saulėtoje vietoje, o žiemą, kaip ši žiema, galvoju, ar būsime žiemoje, jinai turi vargti. Žiemą jinai šąla, vasarą jinai gauna daug saulės, daug karščio ir kas nuo to yra, jinai tik didesnį aromatą turi. Daugiau natų atsiranda levandos aromate, kuo jinai daugiau vargsta. Tai karalienė jai yra todėl suteiktas tas vardas, nes jinai kantri yra, šaknis labai gili, eina gilyn į žemę ir tik mažos šaknelės aplinkui. Tai taip, jeigu jai tinkamas gruntas, tinkama žemė, tai visą grožį išvargusi žiemą, priauginusi žiedyną vasarai, viskas pakvimpa, tiesiog ne vien tik laukas, bet ir kaimynų laukai.
Net Ir, neabejoju. o kad sugrįžti, ar aš abejojau, taip, aš labai abejojau. Ir jūsų mokymai, Žaneta, dvasiniai, pasverti, įsimatuoti, atlikti eilę klausimų, atsakymų. Taip, jūs man labai padėjote apsispręsti ir po kol kas, jeigu dabar 5 vasara bus, tai rodo, kad visas reikalas tik įsibėgėjo. Aš mokinuosi kremus sukti, važiuoju pas specialistų, auginu gėles, prekiauju jau, vedu edukacijas, viskas tik eina į priekį, tik platyn, platyn, platyn. Jo, ir jūs paminėjot, kad jūs turite levandų spaudą ir dekupažą, ar ne? Tai va kaip čia tas dekupažas į visą tai įsipynęs? Ar tai buvo irgi kažkokia aistra gyvenimo, ar kaip tai susijęs su Taip, nu, levandais? kažkaip tai, kol gyvenau Norvegijoje, tai labai teko su dailininkais pabendrauti ir susipažinti, vadinasi, su šita technika. Na, o Provansui labai yra sendinti baldai, Provanse, ypatingai kaime, labai tas būdinga, suolai, dideli stalai, mažos skrinutės. Tai vis viena viskas yra susišaukę. Bet prieš tai jau, kol aš buvau Norvegijoje, aš būtent šitą techniką ir valdžiau. Kas yra dekupažui, skeldėjimo lakai būdingi, išlaikomieji lakai, tai jau paskiau spalvynai. Tai irgi meno rūšis. Va kaip nekeista, 3 meno šakos yra suėjusios, nes aromaterapija tai irgi menas yra, kvapų maišymas, kremų sukimai, visi dalykai, muzika tai irgi menas, o dailė tai vat, man tiesiog įdomiau tokius spindos padaryti, nusendinti, nudažyti tuos baldus. Labai patinka šitaip. Jo, nelabai čia matosi dabar pas jūs, bet aš ne vieną nuotrauką esu dalinusis, tai ten, kur, žinokit, mano nuotraukos violetiniuose fonuose, ten viskas yra pas Linutę. Ten jos namai taip atrodo. Net į vidų įėjus, tu kažkokioj pasakoje atsiduri. Aš galvoju, nu fantastika, net namus, ne tik kad išorė ir savo sodą išsipuošus, ar ne, bet net ir viduj. Ir tas pats šaldytuvas ten dekupuotas ir Taip, spintelės ir viskas, nu taip. tiesiog iki detalių, iki smulkmenų. Ir vat man labai įdomu, ar jūs kažkaip, nežinau, kaip sakoma, iš prigimties jau turėjot tą pajautimą grožio, nes grožis, nu man tiesiog irgi neatsiejama dalis nuo jūsų yra grožis, va tas kvapas, visi kiti dalykai, bet kaip jūs tą grožį savyje puoselėjat, sakykime, ar gavot kažkokią tai, kaip sakoma, genais perduotą iš tėvų, ar kaip, ar čia mokėtės to? Kaip nekeista, mes šeimoje esame 3 vaikučiai, tai mano sesutė, vyresnė brolis ir mes visi 3 vaikai tai turime. Tėvelis labai galbūt iš metalo daugiau jau amžinatilsį daug metų, tai peilius jisai padarydavo ir tas rankenėlę su saldainių popieriukai suvirindavo ten visai gražiai. Sunku man pasakyti, bet visada mokiausi, labai gerų žmonių sutikau. Kai pradėjau mokytis jau 4 klasėje iš Šilutės rajono 1 gimnaziją, labai atėjo stiprus specialistai dailininkai, tai visa Milkų dinastija, 3 šeimos iš po universiteto. O mes tokie augantis geri vaikai, labai puikiai klasė, tai mes gavom labai daug žinių, labai, labai to suvokimo, kas yra spalva, kaip jinai veikia, kaip ir molis, ir lino raižiniai, labai labai daug, prie daug ko teko prisiliesti. Tarp kita, ko jau kai buvau paauglė ir reikėjo rinktis man ar muziką, ar dailę, tai aš turėjau labai labai pagalvoti apie tai. Visiškai naujas dalykas tai yra levandos aromatai ir kvapai. Eteriniai aliejai, hidrolatai, tai va čia nauja man yra. O muzika ir dailė ėjo visada kartu per mano gyvenimą. Tai netgi pirmiau reiškia, ar ne, negu tie, Taip, čia taip, supratau. taip. Aišku, nu va, sakau, visa kompozicija ir visi menai, kokie tik tai gali būti, ar ne, ir muzika, ir ta dailė, sakykime, šiuo atveju, ir dekupažai, Ir ir taip ir kvapas aliejai, kvapas priderinti. aromatai. Nu, žodžiu, visa kompozicija. Tai čia yra tai, ką jūs darote. Plius dar, kuo aš buvau labai nustebinta, kai aš atvažiavau pas jūs ir mes darėm ten edukacinės kažkokias tai ar ne pamokėlės, kaip ten pasidaryti druskytę su eteriniais, ten visokius pilingus ar dar kažką. Tai va, tai čia yra viena iš tų sričių, ką jūs dar papildomai suteikėt žmonėms, ar ne? Ir dar vienas momentas, kas man labai įdomus pasirodė, tai su levandomis netgi mes jas degustavome. Ne tik Taip, kvapu, bet ir skoniu taip, ragavome.
Tai taip va, yra kaip vėl. šitie dalykai atėjo, kaip, iš kur ta idėja, kad, sakykime, net ir maistą gardinti levandomis. Tai atėjo iš mano mokytojų, druskininkuose turiu profesorę Reda jau augesnė irgi mokytoja vedlė, kuri labai traukia, tai kuria senoviškų būdų fitolius ištraukas augalų, jinai plačiau tai daro. Ir mokino, kaip tai reikia ragauti, kaip tai reikia dėti į maistus. Tarp kita ko, levanda yra neutrelių šeimos žolė, tai yra daug žolių, kada įeina mėta, čiobrelis, raudonėlis, melisa ir bazilikas ir taip toliau. Tai va levanda įeina į šitą šeimą ir juk visi šitie išvardinti mano žoliniai augalai, jie yra prieskoniniai augalai. Tai va levanda įeina ir šitą grupę. Ir viską teko daryti, mokintis ir sausainius kepti, ir mėsytę į pagardus ruošti, ir gėrimus, vat sirupą teko šią vasarą išmokti, nes iš Viekšnos atvažiavo 60 senolių pas manęs irgi į renginį, bet turėjo tokį prašymą, kad norim levandos žiedų sirupo limonado. Iš sirupą sukurti, tai vat irgi dar šią vasarą išmoktas dalykas. O kad aromatai, kad tai yra valgoma, kad tai yra geriama, tai yra iš mokytojų atėję. Prieš 2 vasaras iš Kiudulų dvaro atvažiavo vynininkas Juozapas, žilais plaukais, toksai lininių kostiumų vaikščiai, jisai pados levandinus, levandas visas ir sako, ne viena linutė gyveni, ne viena. Nu, toks fantastiškas žmogus. Tai jisai visą maišą paprašė manęs levandų žiedų ir sukūrė levandų žiedų vyną. Tai vat jau dabar į svečius, kas atvažiuoja, aš iš jo parsivežu, nusiperku ir edukacijose yra šitas gėrimas paragauti. Netgi taip yra. Ir aš girdėjau, kad netgi čia ne per seniausiai kažkokį pati išragavote rauginimo variantą levandų, ar ne? Ar čia Ir yra patys? tai yra irgi ne mano, tai yra labai nuostabių žmonių, tai yra gruodžio pradžioje sutikti žmonės iš Palangos ir visą savo fabriką raugo turi Gargžduose. Tai jie daug žolinių augalų turėjo, bioraugas vadinasi, kada žmonėms labai yra pašlijęs virškinimas ir tai yra labai natūralūs produktai, prieš valgį reikia išgerti gurkšnelį pusvalandį iki valgio. Ir kaip sureguliuoja šitas raugas žmonėms žarnyną, tuštinimosi problemas, užkietėjusius vidurius. Tai irgi paprašė, kad galėtų įsigyti, kad aš atvežčiau net ant rytojaus dienos irgi maišelį levandų žiedų. Ir jau po mėnesio laiko aš ragavau šito raugo pati. Nu, labai labai skanu, labai nėra taip, kad būtų raugai visi, tai jie gal keistai žmonėms gali būti skoniniu atžvilgiu, bet tai ir neturi būti skanu, tai vis tik žolės, tai gydomieji dalykai. Tai vat jau ir yra ir prekyboje, būtent daugiau pas jų, tai va 17 dieną susitiksiu Klaipėdoje, jau pati irgi įsigysiu. Ir va šitoksai produktas yra sukurtas iš levandų sodo, levandų žiedų. Ir dar ragauju pati savo rankomis užaugintą visą tai, ką aš auginau, kitų žmonių padaryta. Va, man tas pats grožis, kaip va, ateina žmonės reikalingi, atneša dar kažkokių papildomų idėjų, ir ne kaip ir tas vyno, sakykime, variantas, arba čia to paties raugo. Tai pritraukiam tinkamų laikų, kaip sakoma, tinkamų žmonės. Trauka, bet taip kaip jūs mokinot, Žaneta, taip ir yra trauka. Ateina į gyvenimą labai nuostabų žmonės. Nu tikrai mano gyvenimas yra šviesesnis, nežiūrint, kad aš esu žymiai augesnė. Gal to džiaugsmo ir reikėjo, kad kol jaunesnė buvau, kiek sugebėjau, tiek pati kūriau, bet aš dabar tikrai turiu visai kitą gyvenimo kokybę. Labai labai patys ir jaučiasi. Pritraukit, taip.
Nuostabu. O Mhm. dabar sakykit, žmonės, kurie atvažiuoja pas jūs, daugiausia va, su kokiais norais jie pas jūs atvažiuoja, vat, ko jie tikisi tame sode, ar jie kažkokias rekomendacijas turėjo ir dabar lankosi, ar jie konkrečiai, sakykime, gal nuotraukų ar edukacijų, vat, šiek tiek apie pačius tuos jūsų, ką jūs siūlote, ką jūs jiems duodate ir kas, nu, galbūt populiariausia jūsų akim. Nes aš tiesiog prisimenu, kad aš vieną kartą buvau, šiaip buvau jau ne kartą, gal 3 ar 4 kartus, o gal ir 5 jau su skirtingais žmonėmis, nes aš iš savo intuityvių mentorių grupės veždavausi, Taip, mes taip, fotografuojamės ir net šventės švesdavom savo diplomų, sertifikatų įteikimus. taip, Na ką. taip. Tai va, be galo gražios nuotraukos ir kvapai ir visa kita. Ir aš pamenu vieną kartą netgi buvo taip, kad mes jau ten vos ne ant greičio viskas vyko, nes tuo jau turi atvažiuoti vestuvininkai pas jūs su savo irgi broliais, visais jau reikia ruošti, žodžiu, vyras irgi ten visur, po visur darbuojasi, kaip sakoma, veiksmas vyksta, atrodo, kad jūs vasarą tikrai poilsio neturit. Taip ir yra, teisingai. Nėra vasara poilsio. Nėra. Bet turbūt, Žanetėlė, tas gandas, tas žinomumas ir per žmonės pasklinda. Iš tikrųjų, tai taip. Artimi žmonės, kas supranta, kas yra energija, kas yra siela, kas yra dvasia, kas yra poilsis, kas yra džiaugsmas, visą tai jūs labai suprantat ir jūs tai transliuojate irgi su savo žmonėmis ir atvažiuoja labai daug žmonių. Iš tikrųjų, ir iš pradžių bijodavau atstumti, galvoju, pasakysiu vieniem kitiem, tai daugiau nevažiuos. Tai vat su vyro pagalba vis viena visus visada priemame ir atvažiuoja labai geri žmonės, ar iš jūsų rato, ar ne iš jūsų, labai daug grupių su autobusais, va šią vasarą tai ypatingai tiesiog jau susiorganizavę žmonės po 60, po 30 mokytojų kolektyvai mokslo metų baigimo proga. Na, labai geri žmonės atvažiuoja ir visi išvažiuoja laimingi. Iš pradžių jie neturi tokio didelio supratimo, gal jie galvoja, kad arbatos atsigersime, aš ką siūlau. Jau kas atvažiuoja su edukacijom, tai susiskambina prieš atvažiuodami. O šiaip žmonės įeidami, tai kai pamato, kai pradeda būti, aš labai jau neskubinu, papasakoju, kad tai yra 100-metė sodyba su jos augalais, kur visą tą mistiką ir neša aplink sodą. Ir suprantat, Lietuvoje tai yra jau nemažai tų sodų, iki kokių 7, sakyčiau netgi, bet tik vienintelis sodas yra su medžiais. Ir tie medžiai yra labai labai seni ir sodas labai senas, bet eglės augalai aplinkui yra labai labai senos. Tikrai, kaip sakau, 100-metė sodyba. O žmonės visus stengiu sudominti, priimti, papasakoti. Pati matau, kad jeigu nori fotografuotis ne taip, mokinu, pati ir ant pilvo krentu, kad ten tas levandas. Viskas gaut, sakau. Vienu žodžiu, aš ir pati turiu labai labai gerą laiką, jeigu ir pavargstu, bet tai vis viena yra nuotaika nepaprasta. Ir yra jau dabar žmonių, kurie, kaip ir jūs, Žaneta, atvažiuoja kiekvieną vasarą. Ir vis su kitais žmonėmis. Tai va, tikiu iš tiesų. O kokio dydžio grupės teko tokias didžiausias, sakykime, priimti? Tai vat ir turėjau Švėkšnos senjorus, kurie taip pat labai gražina mūsų Lietuvos Švėkšną, kurie turi tą velykinį medį, kur ten tūkstančiai yra. Paskiau moliūgų šventė, tai va šitie senjorai sugalvojo atvažiuoti pas manęs. Tai jie buvo 63 ir 2 vadovės. Tai 65 žmonės, suieškojau, kas gali padainuoti, sukurtas tas limonadas ir visokių ledukų pripirkau, padariau, kad jau jie sėdėtų toj terasai didžiuliai, gertų tą limonadą, skanų levandų žiedų ir klausytųsi muzikos. Tai neskubėjo žmonės kokias 4 valandas išvažiuoti iš ūkio, iš sodelio. Fantastika. Taip ir jaučiu ir dar kai žinau, apie ką jūs kalbate, tai man tiesiog vaizdiniai įeina visi tie vaizdai ir tas pojūtis. O pas jūs galima atvažiuoti tiesiog, taip, sakykime, nesusitarus pro šalį važiuoti? Taip, mes visieną pasitinkam, žmonės labai kultūringai elgesi, yra rodiklės parodytos, kur mašinom pasistatyti, pasakom, kad yra 2-3 euriukų
mokestis, visi sutinka įeiti, tai vat jeigu mano konsultacijų didelių nereikia, parodau, kur kas yra, tai jie tiesiog užsisako arbatos ir sėdi, fotografuojasi, skaito, medituojančių yra, vat jaunų šeimų, lėliukus užsimigdo, pasivežę į sodą obelų, ten pavėsis yra, tai važinokit, taip ir vyksta, taip visus priėmam. Fantastika. Ir aš taip įsivaizduoju, kad tuo pačiu metu gali suvažiuoti ir iš tikrųjų, sakykime, ir tie, kurie va, taip netikėtai užklupę ar ne, ir tie, kurie galbūt užsisakė jau kažkokias edukacijas ir panašiai. Ar jūs pati suspėjat su viskuo, ar jūs turit gal kažkokią Ne, pagalbą? taip, viena nesuspėčiau, Žanetėlė. Paprastai tai ir yra mūsų su Mindaugu komanda. Jeigu jau yra mano svečiai užregistruoti, tai nepriemam tik tokiu atveju, jeigu irgi grupė nori tuo pačiu atvažiuoti, nes žmonės, kurie jau suderinta, ką veiksim, kiek laiko veiksim, o paprastai dar tas laikas su fotosesijom ir prasilgina, tai yra pirmumas jau tie grupėm, kurie yra užsiregistravę ir laikas sužiūrėtas. O šiaip pavienių žmonės vyras priema. Mano dukra Rutelė būna dažnai su anukyčiais irgi būtent Liepos mėnesį, todėl kad šyti tas levandas, suprantat, kaip gražu, pas mamą, anūkai, senelis, tai labai mielai Rutelė priema žmonės, padeda tame mūsų versliuke mažame. Nu, atrodo mažas, bet iš tikrųjų, kai jums gal atrodo mažas, nes man tai atrodo ten tiek visko, tiek daug, net neįsivaizduoju, kaip mažu galima pavadinti. Tai čia jau, kaip sakom, gal nuo požiūrio priklauso, ar ne? Ir dabar, jo, ir dabar žiūrėjau, čia turime nemažai įvairių žinučių, tai aš trumpai perbėgsiu, čia sveikinasi su mumis. Sveikas mielosios, kaip miela jūs matyti, tikrai Linutė lygų grožis. Sveikos kaip visada, moteris dvelkianti prancūzišką eleganciją. Vau, jau svajoju apie levandų žiedų vyną. Ir sako, aš taip džiaugiuosi, kad levandų sodas ir dekupažas jau yra My World Lietuva partneris. Taip. Taip. Žanetėlė, jūs trauka. Tai jūs mano vedlė esat, jūs mane vedat, o aš labai labai pasitikiu jumis. Ir viskas išeina visada į gerą. Visada. Labai gera tai girdėti ir dar plus esame ir versliųjų moterų klube, Perlo klube, Statford Networking, tai vėlgi galimybės plečiasi, didėja ir aš jau žinau, kad jums tikrai reikės pagalbos šalia žmonių, turiu galvoj, ne tik tai vyro ir vaikų, dukrų, bet aš manau, kad jau plėsis jūsų verslas, nes pagal tai, ką jūs kalbat, aš taip įsivaizduoju, kad vienam žmogui praktiškai, nu tikrai jau čia per daug, jau čia visos komandos reikia viskam, dar kai tokios važiuoja. Daug yra. Labai iš anksto pradedu ruoštis ir labai energetiškai, kad būčiau rami. Tarp kita ko, nu viskas tokį malonumą teikia. Ir tie padėkliukai, ir bliūdeliai, ir violetinius šaukščiukus jau maišymui, kremo išsukimui gavau įsigyti, kad man pačiai tai teikia didelį malonumą, o dar netgi suspėja šeima ir arbatos man išvirti, ir kokią uogą atnešti. O šiaip sportuoju ryte, čia prie pat mūsų netoliese yra užtvanka Žemaičių Naumiesčio, labai švari. Tai visa diena prasideda nuo maudymosi ir užsibaigia diena nuo maudynių. Ir mankštas padarau stuburui, kad būtų gerai. Turiu tokį kempininį didelį pagalį, jį čia pasidedu, tai aš tam ežerė ir lenkiuosi, ir tupiuosi vandenį, viską padarau. Ir iš tikrųjų ištvermė visai kitokia yra. Įsitepu visą aliejais, vandeniais. Ir pirmyn. Tikrai visas ritualas, kaip sakoma, pasiruošimas. Ritualas, iš tikrųjų tai taip, Žanetėlė, ritualas. Nuostabu iš tiesų ir gera klausyti ir gera girdėti ir aš jau tikiu, kad vat, ir netgi čia žinutėse matėm, sako, viskas jau ruošiasi važiuoti, laukiam to žydėjimo, tai kada yra ir kur konkrečiai jūs rasti, nes mes čia kalbam levandų sodas, o kur jį konkrečiai rasti, kad į tą pataikytumėm. Iš tikrųjų tai yra pilnas pavadinimas levandų sodas ir dekupažas ir yra Google Maps'as. Iki pat vartų atveda iš bet kurio Lietuvos taško,
O tai yra Šilutės rajonas, Žemaičių naumiestis, Venskų kaimas. Labiausiai žmonės susimaišo su Venskų kaimu. Yra prie Priekulės link Klaipėdos važiuojant Venskų kaimas ir yra Šilutėj, vat prie Žemaičių naumiesčio būtinai rašyti yra Šilutės rajonas. Ir tikrai yra Google Maps'as. Į mano puslapį įėjus visada prieš kiekvieną nuotrauką viršuje yra antraštė, kad čia pabuvimas su dukra ir tiksli nuoroda, kad nevargti. Paspaudė jinai mėlynai yra užrašyta, mėlynas užrašas eina ir iš karto Google Maps'as atsidaro. Tai va taip. Šitaip mane reikia rasti. Ar aiškiai pasakiau, ar dar kažką turėčiau pasakyti? Bet tai labai aiškiai su visais adresais ir net kaip susirasti ten Google Maps, ar ne, tai yra nuostabiai aiškiai. Ir, na, sakykime, kada žmonės jau norės, tai turbūt vis tiek asmeniškai galbūt užsirašyti, ar ne, pas jūs tada galbūt Facebook'e kažkur tai galima rasti. Taip yra ir Levandų sodas, ir dekupažas, ir Lina Vingieniai yra nuorodos, kur gyvenu, ir telefono numeriai. Labai yra puiku, kai žmonės skambina, greičiau sulaukia atsakymų, nes atsakau į žinutės tik vakarais tuo metu. Bet jau dabar, žinokit, užsirašinėja krikštyno, muzikantų samdosi, jau registracija vyksta dabar. Ir žmonės matomai žino, pajuto, kad yra ramu, gražu, o Liepos mėnesį tai žydi ir liepos, kur stovi 100-metė liepa, levandos, levandiniai, damaskinės rožės, tai iš tos vietos net pajudėti negali. Iš tikrųjų labai daug aromato yra kokias 2 savaitės, nuo Liepos pradžios iki vidurio. Pats geriausias. Tai jau tiem, kas ruošiasi ar atvažiuoti nuotraukom, fotosesijom, ar jau kažkokiam progom švęsti, ar ne, ar to paties vyno ragauti, tai jau gali registruotis iš anksto ir rezervuoti savo laiką, arba asmeniškai, arba tiesiog su grupėmis irgi derinti ir važiuoti su edukacijomis, ar ne. O jūs pati padedat žmonėm rasti tuos, sakykime, muzikantus ar ten dar kažką, ar jau jie ten patys? Taip, šiuo atveju turiu jau vieną užsakymą krikštynom, kur turi, tai tik derino, kad būtų lizdas, vadinasi, jau visai šitai elektrai, būtent po Rūžavoj palapiniai, kad pasijungtų viską derinas, jie turės. O kitiem aš patariu, turiu iš Vainuto gyventojų irgi vieną kitą moterį dainuojančią, gražiai dainuojančią, turi ir muzikantą, ir pati, tai jai mokestis eina kitas, bet jeigu neturi, tai padedu šitą dalyką padaryti. O šiaip labai mielai meno mokyklos Šilutės rajono, meno mokyklos fortepijono klasės mokiniai, kurių jau daug yra įstoję ir į akademiją mokintis fortepijoninės muzikos, tai labai turime stiprių laureatų. Atrodo, tiek vaikučiai ne tokie ir dideli, ir 11, ir 12 metų, bet valdo instrumentą labai gražiai, va dabar net kailis pašiurpo, yra ką žmonėm padaryti. Ir vaikam, ir tėvam yra džiaugsmas, ir ta paslauga jau papildomai nekainuojanti yra, nes vaikai visada nori atvažiuoti pas mokytoją Liną, pagroti, mes iš meno mokyklos elektroninį fortepijoną atsivežam, yra ir dideli violetiniai skėčiai, jeigu yra per karšta, bet viskas vyksta lauke. Tai bet ir kvapas, ir fortepijoninė muzika, ir arbata, ar tai vyno turė. Nu, žodžiu, yra, žinokit, taip. Jau tikrai taip, nes aš sakau, vaizdiniais matau, ir jau čia rašo, sako, aš irgi matau vaizdiniais, kai mes kalbam viskas taip detaliai ir aiškiai. Pas jūs ten tos pušelės paruoštos, ten tie visi prisėsti grožiai. Nu, žodžiu, žinokit, ką mes kalbam, tai čia nežinau, ar bent 5% mes sugebam perteikti to, kas iš tiesų ten yra. Tai rekomenduojame mažiau klausyti, bet patiems tiesiog atvažiuoti, pasižiūrėti, prasijausti ir patirti savimi, kas tai yra, nes tai iš tikrųjų yra rojaus kampelis, kaip mes sakom, levandų sodas. Tai dėkinga, Lina, už šitą jūsų prisistatymą ir galimybę tiesiog išnešti šitą žinutę apie tai, ką jūs darote plačiau, nes tai yra ta vieta, kur mes galime rasti, kaip sakom, tą atgaivą sielai ir kūnui, ir sveikatingumui, nes pas jūs daug yra ir to grožio, ir tos visos, sakykime, su levanda susijusios produkcijos, kurią jūs pati gaminate, ar ne?
parduotuvėlę, o dar jau tie dekupažai jūsų, nu žodžiu, idealiai, aš nežinau, ten atrodo, nu kur pažiūrėsi, ten vis kažkas, o dar, man žino dar ką pasakysiu, kas dar yra be galo didelis grožis, matyti jūs, jūsų šeimą, jūsų tą santykį su vyru, tai irgi, nu, kažkas tokio, kažkas tokio. Iš tiesų, iš ko galime mokytis visi ir ne vieną, tiesą sakant, net ir su savo mentoriam, kad aš buvau atvažiavusi į Intuityvias namus, mes apie tai kalbėjom, sakėm, nu, kaip gražu jūs matyti ir stebėti ir tą visą išpuoselėtą grožį ir tą jūsų santykį kuriamą su visais ir dėkoju, be galo džiaugiuosi mūsų pažintim. O aš leiskite, irgi norėčiau Jums pasakyti apie Jūsų vedimą. Vadinasi, Jūsų filosofija, Jūsų traukos dėsniai, na tikrai žmonės mylėjai tai veikia. Ir tiesiog visada šviesu su Žaneta susitikus, ar liūdnesnis būni, ar kažkas, nu, kartais ir man būna, labai retai, bet būna. O visa tai turbūt ir pasiekta, kad aš pati ir pritraukiu, patikėjau, labai perklausau daug gražių dalykų, paskaitų jūsų, kiek jau tik galimybės leidžia ir naktį kitą kartą įrašus išklausau. Jūsų mokymas, jūsų traukos dėsnis, jūsų gyvenimo vertybės yra didžiulis pavyzdys ir man, ir mano šeimai, ir turbūt čia visiems klausytojams, kas čia yra susirinkę. Ir jaučiu, kad labai labai geri žmonės yra. Ir tiki, ką aš sakau, o jūs tai iš viso, jums nereikia nieko įtikinėti. Jūs tik mumis mokote ir vedate tolyn, gilyn ir didesnės prasmės ieškojime. Ačiū, nu, be galo gražu, gera ir tiesiog tik šitą gaidelį ir norisi užbaigti šitą pokalbį, nes tas gerumas skleidžiasi ir tas grožis skleidžiasi tolyn per mus į visus kitus. Visus kitus, taip. Ačiū Jums labai, ačiū, kad pabendravote. Ačiū. Ir tuomet iki kitų kartų, nes tikiu, kad tai dar ne paskutinis kartas. Taip, mieloji, iki kitų kartų ir visiems mūsų klausytojams ir Jums apkabinu visus labai labai. Ačiū visiems ir iki. Iki.